Sezonui prasidėjus, ar tikrai tos kepamos dešrelės ant griliaus yra sveikatai palankus pasirinkimas. Kas dažniausiai įeina į sudėtį? Pirma sudėtinė dalis kiauliena, toliau vanduo, kiaulienos lašiniai, kiaulių odelės, kiaulienos baltymai, bulvių krakmolas, kurios sudėtyje įeina ir sieros dioksidas, ir sulfitai, druska, prieskoninės žolelės, dekstrozė, stebuklingasis aromato ir skonio stipriklis E621, cukrus, stabilizatorius E450, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E300, tirštiklis E407, prieskonių ekstraktai, kvapiosios medžiagos. Matote, druskos beveik net 3 gramai 100 gramų, tai suvalgęs 100 gramų tokių dešrelių, o su 100 tikrai niekas neapsieina, tai tikėtina, kad gausite visą druskos normą. Pasižiūrėkime kitų dešrelių sudėtį. Klasikinės virtos kepamos vištienos dešrelės. Vištienos sudaro 45%, tai jau neblogas ženklas. Toliau viščiukų broilerio odelės, tai riebalų reikia. Žinoma, ir kiaulieno atsiranda, kiaulienos lašiniai, druska, dekstrozė, maltodekstrinas, emulsiklis, trišikliai, kvapiosios medžiagos, hidrolizuoti augaliniai baltymai, melių ekstraktas E451, E450, konservantas, antioksidantas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga ir druskos 2 gramai 100 gramų. Iš esmės, kaip matome, tikrai labiau apsimoka kepti mėsą tiesiog ant griliaus, bet tikrai nesirinkti dešrelių. Čia mes turime irgi vištienos dešreles, kurios trečia sudėtinė dalis vis tiek yra ir kiaulienos lašinių. Ir kaip žmonės sako, aš nevalgau kiaulienos, tai gali būti, kad jūs ir valgote tą kiaulieną, kuri atsiranda gaminiuose. Kaip matote, rinktis reikia būtent grinus mėsos gaminius, bet tikrai nesirinkti dešrelių, kurios ir pritaikytos griliui, tai yra neturi nitritinės druskos, tačiau jų sudėtyje mes matome daug sočiųjų riebalų, mes matome gausybę maisto priedų, druskos kiekis tikrai yra didelis, suvalgę 200 gramų, mes jau viršijame druskos normą, kuri mums rekomenduojama Pasaulio sveikatos organizacijos suvalgyti. Ir nesistebėkite, kad po tokių griliaus vakarėlių ryte atsikeliate su užtinusiais pakiais. Tai stebėkite tai, ką dedatės į savo lėkštę ir planuokite grilių su sveikatai naudingais produktais, su žuvimi, su gera mėsa ir daug daržovių. Patiko mano patarimai, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų. O jeigu nori turėti gerą orą ir gerą atmosferą, pažinti naują šalį, išmokti sveikos mitybos ir gyvenimo būdo esminių principų, užtikrinti grįžus iš čia savo kokybišką gyvenimą, tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, atvyk pas mane į Tenerifę, į stovyklą, kurią kviečiu tave, registruokis ir sužinosi daugiau informacijos, kuri iš tikrųjų gali pakeisti tavo gyvenimą.